Sveiki, aš esu Rimgailė Vaitkutė, man yra 24 metai, gyvenu Kaune, neseniai baigiau studijas BIT, skaitmeninio dizaino studijas. Skaitmeninį dizainą pasirinkau todėl, kad šis sritis mane labai seniai domino, tad menas, kūryba, dizainas ir įvairios detalės mane gyvenime lydi jau ilgą laiką. Studijų metu išmokau dirbti su Figma, Illustratorium, Photoshopu, taip pat su no-code programa Bubble. Šiandien aš jums pristatysiu UX UI projektą Era Jewelry. Tai yra projektas. Tikslas buvo išsirinkti puslapį, kuris būtų nepatogus naudojimui bei vizualiai neišpildytas ir jį pakeisti į daug patogesnį naudojimui bei stilingesnį ir kad taip pat išsiskirtų iš rinkų egzistuojančių minimalistinio stiliaus puslapių. Tai šis dizainas buvo kurtas rankų darbo papuošalų verslui. Čia galite pamatyti desktopo versiją, mobilią versiją. Kadangi tai yra natūralių akmenų papuošalai, tai norėjosi išlaikyti spalvas kuo žemiškesnes. Tai rinkausi smėlio, aukso spalvas ir gesinau juodą, labiau panašiai dirvožemio spalvas. Taip pat šriftus pasirinkau Montserrat ir Lucida Sans. Čia galite pamatyti puslapio dizainą. Tačiau jums norėčiau parodyti visą prototipą. Tai čia yra puslapis. Čia yra populiariausių prekių sekcija, taip pat supažindinu su akmenų savybėm, kad žmonės galėtų daugiau pasiskaityti ir suprasti apie akmenis. Tai yra naujienų skiltis, atsiliepimų, išpardavimų skiltis ir naujienlaiškio skiltis. Pasirinkus apyrankes, jums išmeta didelį kategorijų pasirinkimą. Pasirinkus natūralių akmenų apyrankes mus nuveda į kategorijų puslapį. Čia matote įvairiausias apyrankes. Čia yra filtrai, įvairiausias papuošalų kategorijos bei apyrankių kategorijos. Spalvos buvo paimtas iš akmenukų spalvų, taip pat kainos filtras. Pasirinkus Larimaro apyrankės prekę, mes nueiname į prekės puslapį. Čia galima pasirinkti riešo dydį pasirinkti, kadangi kiekvienas žmogus turi skirtingo dydžio riešus, tai yra labai svarbu pasirinkti tinkamą dydį. Taip pat prekę galima pridėti į pageidavimų sąrašą, paskaityti daugiau apie pačią prekę. Ir tai taip pat yra pasiūlymo prekė. Paspaudus į krepšelį mums išmeta krepšelį, čia galima dasidėti dar daugiau prekių ir peržiūrėti krepšelį. Tai tiek būtų šiandien iš manęs, ačiū, kad žiūrėjot.